Sveiki draugai, šiandien mano vaizdo įrašas bus lietuvių kalba. Prašom atleisti, aš kalbu lietuviškai su klaidomis ir su akcentu. Ir manau, kad aš visada kalbėsiu su akcentu, nes aš nesu gimusi Lietuvoje, bet manau, kad tai nėra problema. Svarbiausia kalbėti be klaidų. Aš žinau labai daug žodžių, bet aš ne visada žinau, kokią galūnę reikia dėti žodžiuose. Čia yra fontanas ir kada saulėta, čia yra labai daug vaikų. O mes su jumis eisime tiesiai ir pažiūrėsim, kas ten yra. Parke yra daug takelių ir yra aikštelių, kur galima sportuoti. Šitas parkas yra nelabai didelis, bet labai jaukus. Čia yra daug suolų, kur galima prisėsti. Šitas parkas vadinasi Draugystės parkas ir jis yra Kaune. Beje, jau metus, kaip aš gyvenu Kaune. Gal kas nežino, aš esu persikėlusi į Kauną. Jeigu jums įdomu sužinoti, kaip aš gyvenu Kaune, aš galiu jums papasakoti. Man labai patinka gyventi Kaune, jis labai geras, švarus ir didelis miestas. Ir čia labai daug įdomaus. Čia yra labai daug vietų, kur galima apžiūrėti ir daug vietų, kur galima nueiti. Aš myliu visus Lietuvos miestus. Jie visi yra gražūs, švarūs ir nuostabūs. Parke yra daug didelių medžių. Dar čia yra mažas ežerėlis ir daug ančių. Pažiūrėkite, kokie jie šaunūs. Jiems labai patinka ši vieta. Aš pastebėjau, kad čia yra paminklas, anksčiau aš jo nemačiau. Labai įdomu, ką jis reiškia, kas žino, parašykite. Man patinka vaikštoti po parką ir kvėpuoti grynų orų. Kai saulėta, čia galima ir pasideginti. Šiandien yra debesuota ir atrodo, kad greitai lys. Bet aš nebijau, nes aš turiu skėtį. Čia yra krepšinio aikštelė. Čia labai vyksta įvairios varžybos. Yra didelis laukas. Čia žmonės vaikšto su šuneliais. Parke yra didelė vaikų žaidimų aikštelė ir vakare čia visada būna daug vaikų. Taip pat šiais metais jau praėjo metai, kaip aš gavau vairuotojo pažymėjimą. Manau, kad jau pripratau važiuoti po Kauną, bet čia labai judrios gatvės. Pažiūrėkite, kaip čia gražu, čia yra labai daug gėlių. Kas žino jų pavadinimas, rašykite. Kvapo nėra, bet gėlės labai gražios. Čia yra paminklas moteris su vaiku. Parke yra pušys, jos labai gražios. Dešinėje auga jauni medžiai, o kairėje auga seni medžiai. Ir senų medžių čia labai daug. Pasakysiu, kad šitas parkas labai geras, švarus ir puikus. O čia yra tualetas ir aš manau, kad nemokami tualetai parkuose ir gatvėse yra tik Lietuvoje. Kokia buvo staigmena, kai aš buvau Italijoje ir ten nebuvo tualetų. Italijoje reikia eiti į kavinę, nusipirkti kavos ir ten bus tualetas. Ir būtinai reikia nusipirkti kavos, be kavos nebus tualeto. O Lietuvoje man labai patinka, kad visada galvoja apie žmonės. Būtinai parašykite komentaruose, kaip aš kalbu lietuviškai. Ar aš teisingai kalbu, ar jūs viską suprantate, ką aš sakau. Man tai labai įdomu ir svarbu. Ir jeigu neteisingai kalbu, rašykite, kaip reikia teisingai kalbėti. Ačiū, kad žiūrite, lauksiu jūsų komentarų ir iki greito pasimatymo.